Dėkojame už tokią gražią kalbą profesoriui Vytautui Juozapaičiui. Ir dar vieną sveikinimo kalbą tradiciškai kviečiu pasidalinti šio projekto iniciatorės asociacijos Baltijos Turkijos kultūros akademija direktorių Isak Akaja. Aš nes profesoriui Juozapai, aš į viršų tada pažiūrėsiu. Gerbimi svečiai, mėlyje gerbėjai bičiuliai. Nuoširdžiu sveikinu jūs visus susirinkusius šį vakarą, ypatingą kultūros šventę po politikos kalbos kultūros keičių. Šis projektas, kurio renginys vyksta jau 9 kartą. Man yra labai brangus, nes per jį teko susipažinti su daugybės skirtingų žmonių iš viso pasaulio, išklausyti jų istorijos bei patirties. Užgimęs kaip iniciatyva, kurie siekiama paskatinti užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos per poeziją, projektas auga, keitėsi, įkurtas įvairesnį kultūrinį renginį, kur skirtingas kalbas, tautas ir kultūras apjungia lietuviškais dėmesį. Šiemet renginys išskirtinis tuo, kad jame dalyvauja daug vaikų ir jaunimo. Bus įdomu pamatyti jų santykį su kūrybai. Džiaugiuosi ne vienerius metus tebesitęsiančiomis ir naujomis partnerystėmis, kurias labai svarbios įgyvendinti šį projektą. Dėkoju Meridienė mokyklai, kurios nuoširdžiai savo profesijas atsidavę mokytojai kasmet aktyviai ketina dalyvauti šios mokyklos auklėtime. Dėkoju Vilniaus lietuvių namams, kurie mielai subūrė savo mokyklos moksleivius, lietuvius šeimus ir atželas dalyvauti renginyje. Didelį padėką Vilniaus Balio dvarų muzikos mokyklai, ugdančiai naujus talentus, kurie tikiu naujomis spalvomis nušvies lietuviškas kultūros padangą. Išskirtinę padėką noriu išreikšti pirmą kartą projekte dalyvaujančius Gravitės skola mokyklai, kurie atvira nuo karo bėgantiems vaikams, palaikydamas jo misiją ugdyti taikios ateities pasaulius kūrėjus. Taip pat dėkoju Vilniaus karališkos muzikos mokyklai, kurias mokyklai ne tik parengė šiam lietuvių poezijos ir muzikos vakarui savo auklėtiniais, bet ir prisidėjo prie kitų dalyvių pasirengimų. Dėkoju pasirinkimams partneriams festivaliui Poezijos pavasaris bei Vilniaus miesto savivaldybei, rėmėjų, labdaros ir paramos fondui ateities asmenybės, didelį padėką UNESCO nacionalinės komisijai už renginių klubą, Vilniaus dizaino kolegijų už renginių veidą ir, žinoma, Vilniaus ratušai, kuris puikiai erdvėje netrukus galėsime stebėti puikius dalyvių pasirodymus. Šių projektų idėja kilo iš paprastas, bet gilaus įsitikinimo, kad kultūra neturi sienų, o kalba tai ne barjeras, tiltas. Mes, kaip organizatoriai, norime kurti erdvę, kurioje skirtingų tautų, šalių, patirčių žmonėms galėtų jaustis matomi, girdimi ir kvėpti. Tikiu, kad šis vakaras yra gražus tų įrodymų. Nuoširdžiai dėkoju visiems partneriams, mokytojams, šeimoms ir, žinoma, patiems atlikėjams už drąsą, nuoširdumo, meilę lietuvių kultūrai. Ačiū, gerą vakarą.